Turėjote, o mes tada turėjom leidimą iš Ministerstva aviacionai pramaišlenosti. Aš su Slavu tuo žydaisus. Česlovai, čia eina skaičius ar ne? Aš neįžiūrėjau. Palauk, aš dabar dviejų sakinius prasidės. Čia skaičius eina ar neina? Eina, 16, 17. Ir tai jis, Alfonsas, nepasakojo tų jūsų, kad nesminių tų žygių, kad, taip sakant, prasimušti. Per naktį važiavom į centrinį aerodromą į Maskvą. Jie mumis te laukė, il 12. Bet jis iš centrinio aerodromo negalėjo pakilti su pilnais bakais, nes mūsų te tokių gavrikų... Tai palauk, čia tuo, kaip iš Karmėlavos išskridot, tais metais ar pirmas? Pirmas žygis buvo, kaip iš Maskvos davė sunkvežimės. Kai jūs iš Maskvos skridote į ten? Jo, iš Maskvos. Jūs sukomplektavo Maskvoje? Maskvoje jau sukomplektavo, bet mumis Panevežėti žeido saviečiai nuvežė į Maskvą. Ir visi mes skrydom, mašiną palikom centriniam aerodrome. Supranti, su tušiais bakais pakilom į Kubinkas, nuskrydom. Tai jūs čia Planerskoje, kai buvote? Jo, šituo metu. Tai 2 kartus Planerskoje buvo. Reiškia, ir perskridom tą, reiškia, o ten generolai užlaikė, kažkokie tai kosmonautai generolai privažiavo, tai mūsų tą il 12 kišų, žinai, užpildė kūrų į kišų, kad mum užtektų iki Krymo. Tai supranti, jau vakaras jie, tie generolai, nesivažinėjo, kai tie generolai visi išvažiavo, supranti, tą ministeriją visą aviacionai pramaišlenosti. Ir tada mumis išleido Krymą, jau skrydom iš Maskvos, jau ten pradėjo. Į Kirovskį aerodromą nusileidom Kryme, į ten mumis areštavo, kadangi mūsų lėktuvas pavėlavo, sakė. Tai buvo tik lietuviai ar daugiau buvo? Iš Maskvos mes paėmėm, mes 4 iš Lietuvos buvom, 2 iš Panevežio ir mes su Lėkiu. Lėkis savo delta vežysis tada nuo Valošino kapo skrydo. Atsimeni, nepasakoju, kai nuo Valošino kapo skrydo, mumis pasieniečiai sugavo einant į tą kalną, žinai, Valošino. Ir tenai, pusę valandos prikalbinėjom, jos leido nuskristi 1 kartą. Reiškia, į tą. Pasakoju, kaip 1 kartą ir supranti, jis nuskrydo, iki jūros nuskrydo tiesiog. Ten mes tada 4 lietuvių. Paskui preskonferenciją atskrydo, tai Irena atskrydo man, jau čia 2 kartas buvo. Ir atrodo Ašmenskas, Česlovas Balčiūnas. Tai čia tik tai 2 kartą jau, jie atskrydo 2 kartą, tada mes tik 4 buvom. Paskui, reiškia, į tą Kirovskį aerodromą atvažiuoja, mumis jau iškviečia po mėnesių, kad mes atvažiuotume. Mes atvažiavom, nieks neįleidžia į tą slaptą aerodromą, o tenai seržantas pulkininką išvaro, viskas, ten nepasakysi, režimai, kur yra. Ten matėm 1 kartą Jak 39, atrodo, kuris vertikaliai kyla, matėm, reiškia, viską. Jie mumis neįleidžia, o ant rytojų sekmadienį skridimai uždaryti. Mes vis tiek susidėjom savo mantai atgal į tas palapinės savo, į ten toliau, žinai, baliavojom. Naktį lakūnai atskrenda, žinojam, atmėdėl, žinai, balė, ždantis, Maskvai prilėtėlį, nada, baistriai. Bet mes biškį videlį pavaišinam iki ryto, pratėm visą, supranti. Rytą nuvažiuojam, neišleidžia. Tai natočkai, Kirovskį aerodromą ėmėm 4 kilometrus, sukum ratais. Reiškia, kad praskrista, žinai, PVO zoną. Ir paskui PVO zoną pramušė, atskridom į Kubinkas vakare. Mums nieks neatiduoda mūsų mantos, žinai, į centrinį aerodromą nieks neįleidžia, mašina taip patvory, pamestą sunkvežimį. Pasimėm tą sunkvežimį, tai apie 3. ir 4. Pasimėm, reiškia, savo mantą, viską, atidavė mum iš visur, kuo išsiaiškina ten visokie saugumiečiai, supranti. Važiuojame į Lietuvą. Tiesa, kai važiavom 1 kartą, buvom jau prie elektrinų išėję iš rikiuotės generatorius. Elektrinuse gavom generatorius, susitvarkėme per visą dieną. Tai jie beveik parą Maskvoje laukė. Tas il 12, kuoli mumis, reiškia, visus kol visi, tas ekipažas visas, apie 16 žmonių.
ant 4012 vos nesąmonę pateriojau. Mums davė ten iškis, tai patampyti šturvalą, ten autopilotų susipažinti. Bet aš pradėjau paskui kažko tai ieškoti savo maišuose, atsikėlęs, įsidydęs, žinai. Ir aš, kada pradėjau dirbti, kad va. O ten ką, deguonies trūkumas? Tada einu, pasidėjau, nieko, praėjau. Oho!